Mato Evangelijos 16 skyrius 13-19 eilutės. Sakau šituos skaičiukus, kad jeigu kiltų klausimų, galėt visada pasitikrinti, kad išsipildytų rašto žodžiai, kurie sako, nieko daugiau negu parašyta. Sutinkat? Nes daug žmonių nuomonių, daug įvairių interpretacijų, o kai šiandien tokia įvairovė nuomonių, kad nepasimestumėm, todėl labai konkrečiai dedam tvirtą pamatą, apie kurį šiandien ką tik ir girdėjome, kad tu, Petrai, tu, reiškia, esi toji uola. Ant tos uolos, ant to pagrindo aš ir statysiu savo bažnyčią. Taigi Viešpats Jėzus labai gražiai mums pasiunčia tokią žinią, kad jam rūpi, kokiu pagrindu tu, aš, bažnyčia, kunigai, kai mes skelbiam vieną ar kitą tiesą, mokymą, kuo mes remiamės. Savo nuomonę. Iš kur šaltiniai? Labai vienas dalykas yra aiškus, kad kągi žmogau turi, ko nebūtum gavęs. Labai kartais juokingai atrodo, kada pradeda vienas ar kitas koks save laikantis išmintingų žmogumi ar apsiskaičiusi. Dabar dar tokia mada yra visur pabrėžti savo išsilavinimo titulą, raidelės DR, prof, hab, prof. Aš jau ten pasimečiau tuose varduose, o ką jau kalbėti, jau kada reikia kreiptis į kokį valdininką, tai jeigu nepridėjai jūsų eminencija, ekscelencija, tai atrodo, kad, kaip sakant, įžeidė žmogų. Juokas kame yra? Juokas yra tame, kad žmonės, kurie pasiskaitė knygučių, baigė mokslus, apsigynė laipsnius, jie visi mokėsi iš kitų, už juos protingesnių. Bet galiausiai atėjo tokia diena, kai aš tampau to proto bokštu ir tada mane jau turi cituoti. O jeigu mano mintį pacitavo ir neužrašė, kad mane pacitavo, ojojoj, gausite pylos. Taigi Viešpats į tas kvailystės nelabai kreipia dėmesio. Jis sako, žinot ką? Vienintelis žodis, kuris turi vertę, ant kurio viskas statosi, tai yra mano žodis. Dievas pasakė ir viskas, uola. Kokia šiandien graži mintis, kur ta geroji žinia? Jėzus domisi ir jam yra įdomi tavo nuomonė. Žinot, tai yra pats didžiausias įvertinimas, koks gali būti mano gyvenime. Bandykit dabar įsivaizduoti. Lietuvos prezidentas skambina tau šiandien ryte ir sako, gerbiama Onutė, nežinau jūsų laipsnį, bet gerbiama Onutė. Šiandien atsiverčiau švento rašto vietą, kadangi esu katalikas, žemaitis, žinot, mūsų prezidentas čia iš vietinių kraštų. Skaitau ir žinau, kad jūsų Onutė nuomonė man labai svarbi. Ką jūs manote šituo klausimu? Onutė. Jos niekas nevertina. Jin yra apylinkėse nežinomas žmogus. Pats prezidentas skambina ir klausia, o ką tu manai, Onutė, šituo klausimu? Ką tu manai apie Ukrainos karą? O ką tu galvoji apie štai tokį įstatymą, čia mano išminčiai ministrai bando išleisti apie šeimą? Ką tu manai? Ir tada Onutė, išmintingos tos mūsų senosios močiutės, Onutės, sako, žinai, vaikeli, aš tau pasakysiu iš tokios praktikos. Ir jinai pasako išmintingus dalykus. Jinai taip pat galbūt nepacituos čia tai, kaip aš pasakiau dabar. Mato Evangelijos 16 skyrius 13-19 eilutė sako, gal taip nepasakys, bet jinai pasakys lygiai tą patį, pasiremdama savo gyvenimo praktiką. Taigi, pirma geroji žinia. Dievas klausia
mano nuomonės. Ir mane jo paklausimas daro svarbiu. Jeigu kažkas dar buvote nusivylę, kad esi nulis, statistinis vienetas, tau sakau, tu nesi statistinis vienetas. Kiekvienas pakrikštytas katalikas yra ypatingas. Ne kažkoks prezidentas klausia tavo nuomonės. Visatos valdovas. Oho, o čia tai bent. Tiesiog galėčiau dabar šitą homiliją užbaigti. Geroji žinia, mėgaukitės visą likusį gyvenimą. Ir mokiniai, aišku, atsako Jėzui, galiausiai Jėzus pasako, Onute, o kom tu mane laikai? Onutė sako prezidentui, žinokit, prezidente, jūs esat mano tikras prezidentas. Išrinktas, tvarkoj, aš už jumis prabalsavau, atrodote, gražiai atrodo, geras žmogus. Tai va, o čia Petras, jis vienintelis sugeba atsakyti šitą klausimą. Mokiniai truputį nejaukiai tikriausiai pasijautė, jie galėjo pasakyti, kuom Jėzų laiko kiti žmonės. Bet kai jie mato, kad Jėzus nėra šiaip sau paprastas žmogus, jisai vienu žodžiu sutramdo audras, prikelia numirusius, eina vandens paviršiumi. Oho, čia taip nejauku darosi. O Petras iš to tokio savo karšto būdo, toks yra posakis, kaip aklai vištai grūdas. Man taip kartais nutinka. Pasakiau kažką, žiūrėk čia, aš taip protingai kažką pasakiau. Visiškai neturėjau nuomonės. Kažkas pagyrė, patiktuką uždėjo. Petrui taip nuskilo, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Ir jam Petras, Petrui Jėzus iš karto primena, ačiū, Petrai, man šito užteko. Pagavai žinutę, kurią tu tėtis atsiuntė, palaimintas tu Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir šitais žodžiais Viešpas tarsi kaip apsaugo tą Simoną, kad jis nepasikeltų į puikybę, nes mūsų yra viena iš pačių tokių baisiausių suklupimo, tokių priežasčių mano puikybė. Kai man kas nors pasiseka, va taip kaip Petrui, aš tada bandau užsikabinti savo medalį, užsidėti titulą, kas ten toks, daktaras, popiežius arba kas nors, Napoleonas. Ir sako, Simonai, čia ne tu, čia ne tavo išsilavinimas. Man tik tai labai buvo svarbu, kad tėtis parodė tave, su kuom aš toliau turėsiu reikalų. Mano manimu, tu, Petrai, visiškai pro šalį daug kur šauni, esi ta kreiva liniuotė, su kuria nieko neįmanoma normalaus padaryti, bet tėtis tave išsirinko ir jisai su kreivom liniuotėm sugeba nubrėžtiesias linijas. Aleliuja. Argi ne taip? Ir toliau. Dabar jau Jėzui atrištos rankos, jisai gavo iš tėčio žinutę, kad su tuo netobulu Simonu, Jono sūnumi, jis gali turėti reikalų. Tas Jono sūnus jį išduos net 3 kartus, bet jis gali pasitikėti ne Petru, bet tėvu. Ir ką jisai sako? Čia dabar finalinė mintis, jeigu išgirsit, jums pasisekė, neišgirsit, turėsit ateiti dar kartą į mišias. Kaip jinai skamba? Tu esi Petros. Simonas, išvertus į lietuvių kalbą iš hebrajų, Simonas yra linguojanti nendrė. Žinojot? O tokie mes esame. Šiandien su raudonaisiais, rytoj su rudaisiais, poryt su vaivorykštiniais, dar kada su kokiais žaliaisiais. Ir taip mes tokie kaip nendrės, kur paputė, kas geresnę pensiją pasiūlė ir linguojam.
Nu ką ant nendrių galit pastatyti? Nieko. Šitos bažnyčios, patikėkit, ant nendrių nepastatysit. Nueikit į Rūsį, pamatysit, Jonas Karolis Chodkevičius, karvedys, ant kokių masyvių akmenukų pastatė šią bažnyčią. Galėsit net ranką pasidėti, galėsit asmenukę pasidaryti. Taigi, sako Simonai, linguojanti nendrė, duodu tau naują titulą, tapsi uola. Ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, kurios pragaro vartai nenugalės. Dabar vienas mažytis niuansas. Žinot, kadangi yra vertimas, ir vertimas gan toks senas, dar ne visai tobulas, dabar išėjo dabar praeitais metais naujausias vertimas iš originalo kalbos, iš graikų, taip pat buvo patyrinėta, kaip tekstas skamba aramajų kalba, nes Jėzus tai kalba ne graikiškai, jis kalba aramajiškai. Oho, čia skirtumas yra. Ir ką tai duoda? Jisai sako, Petrai, aš pastatysiu ant tavo tikėjimo. Ne ant tavęs, Petrai, tu kai buvai linguojanti nendrė, tas silpnas, bailus, kartu ir drąsus žmogus. Aš nestatau. Jėzus labai aiškiai siunčia žinutę. Dievas nestato ant tavo žmogiškumo. Jis nestato ant manęs, nestato ant popiežiaus Pranciškaus. Jis stato ant tavo tikėjimo, Petrai. Tavo tikėjimas yra uola. Ir sako, kai grįšiu, Jėzus, sekantį kartą kreipėsi mokinius, kai grįšiu antrą kartą, ar berasiu tikėjimą? Jis nekalba, kad jis ras pilną bažnyčią žmonių kūniškų. Jis ne apie tai kalba. Jis kalba, ar ras tarptų žmonių, tarptų katalikų bent vieną tikintį žmogų. Turi minti tas, kuris gyvena ne emocijom, ne VBS vieną bobutę sakė nuomonė, kuris remiasi ne LRT televizijos nuomonė, kuris remiasi Biblija, kuris gyvena tikėjimu. Ar rasiu bent vieną tikinti, ant kurio galėčiau toliau statyti savo bažnyčią? Todėl Viešpats ir sako, ant tavo, Petrai, tikėjimo pastatysiu savo bažnyčią. Ir pragaro vartai jos nenugalės. Mielieji, susijimam, patikrinam, kokie šiandien esam. Ar esu linguojanti nendrė? Kas man daro įtaką? Esu emocionalus vyras, moteris? Ar aš įsikabinęs į Dievo žodį, kuris yra tvirtas ir nepajudinamas? Elgiuosi, darau sprendimus tikėjimu, ne emocijų, tikėjimu. Jeigu esu toks, šiandien geroji žinia visai kretingai, jums Dievas šiandien tave išsirenka kaip Petros ir ruošiasi statyti savo bažnyčią. Amen.